Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti ponią Martens pranešime pateikiančią dabartinės ES ir Afrikos santykių būklės vaizdą ir siūlymus santykių gerinimui. Apmaudu, tačiau Afrika yra skurdžiausias pasaulio žemynas. Nežiūrint ES ir kitos tarptautinės paramos, skurdas per pastaruosius 25 metus nesumažėjo, o padidėjo. Tūkstantmečio vystymosi tikslų pasiekimas nukeliamas ateičiai. Tai vyksta Afrikoje, kuri savo naudingomis iškasenomis turtingiausias žemynas pasaulyje. Viena iš priežasčių – žaliavų eksportas pigiausiomis kainomis ir brangus gatavų produktų importas. Pakeisti situaciją gali perdirbamosios pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo, darbo vietų kūrimas Afrikos valstybėse ir regioninis bendradarbiavimas. Be abejo, kaip pabrėžiama pranešime ir ką visada akcentuoja Europos parlamentas, švietimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kuriant Afrikos savarankišką ekonomiką. Kalbant apie Afrikos ateitį, norėčiau paminėti karinius konfliktus, kurie tęsiasi, kaip pavyzdžiui, Sudane daugelį metų. Tai iš vienos pusės nesaugumas tiek vietiniams, tiek užsienio investuotojams, iš kitos pusės galimybė kai kurioms valstybėms pasinaudoti konfliktais ir didinti savo palankiomis sąlygomis žaliavų gavybą. ES kartu su tarptautinė bendrija turėtų dėti daugiau pastangų karinių konfliktų Afrikoje sprendimui, tuo pačiu vystomojo bendradarbiavimo parama Afrikai būtų efektyvesnė. Ačiū.